Atsiprašau, atsiprašau, dar noriu papildyti šiek tiek. Tai paskui, kai jūs tęsėt toliau medžiagos nagrinėjimą, jūs galite sutraukti tos medžius, kad jie jums netrukdytų, arba galite vėl išskleisti ir papildyti reikalingus laukelius. Ne? Galima užskleisti ir visą šaką ir toliau skleisti kitas pusės. Ne? Pastatot žymeklį, paspaudžiat arba šitą mygtuką, ne? Arba ir judat, dar kartą priminu su rodiklėm, Enter, galima insert, įterpti tos. Ir paskui dar svarbus dalykas, kaip jūs planuojat šitą darbą, jūs galit savo susižymėti, kas yra pirmiau eina, kas toliau antrojų punktų. Čia šituose poskyriuose taip pat galima susižymėti eiliškumą. Taigi, dėkui už dėmesį. Dar papildysiu, atsiprašau, tada šiek tiek dėl debesų kompiuterijos pritaikymas versle. Gal tada pabaikim. Pritaikomumas versle. Nu ir trečias skyrių irgi gal. Op. Versle. Ką maždaug jums reikėtų akcentuoti? Nu, tai pateikti įvairius pavyzdžius čia, ne? Kaip vienoj kažkokioj įmonėj, kaip kitoj. Pirma įmonė, PVZ. Ne? Į ką reiktų akcentuoti? Kas pasikeitė? Į tie, nu, kažkokią struktūrą ir panašiai. Tai kiekvienas skyrius, kaip jūs žinote, turi sudaryti ne mažiau 5 lapų. Galbūt šitas skyrius pas jūs sudarys kokius 8. Na, gal čia pirma įmonė, antra įmonė paskui ir taip toliau. Taip, kažkokius pavyzdžius susirasit, tikrai galit susirasti, jeigu mokat naudotis paieškos sistemą, derinti įvairius užklausų pavadinimus, nors aš čia dabar nelabai gerai derinu, bet aš jums prieš tai buvau siuntęs neblogų ten straipsnių, mokslinių baigiamųjų darbų, gal straipsnių nelabai, bet jūs galite pasižiūrėti straipsnius. Tada vietoj VDDB galite rašyti PDF, jeigu jūs norit lietuviškai ieškoti. Jūs aišku galite angliškai ieškoti. Kadangi jūs tikriausiai anglų kalbą jau puikiai mokate, tai susidėliosit, susirašysit raktinius žodžius ir paskui plėtojat. Dabar dėl projektavimo dalies. Su projektavimo dalim taip pat, vėlgi, čia pas jūs bus antras skyrius, tai vat ir pasižymėkit. Projektavimo dalis, nu, paskui sutraukėt, kad jums netrukdytų. Projektavimo dalis, vėl insert, čia bus jau projektavimas. Taip, čia, aišku, pirmoji buvo dalis, čia trečioji dalis, taip, žiūrim. Trečioji. Tai
Aš galvoju, jeigu jūs per savaitgalį, nežinau, padarysit iki 3 dalies, o tai tikrai yra įmanoma, kaip aš sakiau, 2-3 valandas analizė, paskui, galbūt 5-6 rašymas, tai pritaikomumas versle antra dalis tikrai ten porą valandų ir galit kažkokius susirasti pritaikymų pavyzdžius įvairių įmonių, įstaigų ir pateikti. Trečia vėlgi galbūt rytoj pratęst, paruoštumėt ir padarytumėt. Nežinau, kiek jums Sigita sakė, reikia dabar iki pirmadienio padaryti, bet manau, kad jeigu jūs padarysit 3 dalis, tai tikrai padarysit per kelias dienas. Degimas ir testavimas čia yra žymiai lengvesnės tos temos ir gali darbo dienom užbaigti degimo aprašymą ir testavimą. Dabar pakomentuokim. Projektavimas, ane? Debesų technologijų informacinės sistemos projektavimas. Galim taip ir parašyti. Nes sistemos projektavimas. Tai kas yra projektavimas? Tai yra įvairios funkcijos, funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai. Kokie yra funkciniai reikalavimai? Pavyzdžiui, administratorius. Tai reiškia priskirti naudotojams slaptažodžius, ištrinti naudotojus, įvesti naudotojus, nustatyti, keisti modulių sąrašą kažkokio, ten įrankių sąrašą, programuoti naujus įrankius, tarkim, prižiūrėti, palaikyti serverio darbą ir taip toliau. Tai yra funkciniai. Vartotojai, tarkim, nežinau, žvilgtelsit pagal pavyzdžius, ir nefunkciniai. Kas tai yra nefunkciniai? Nefunkciniai tai yra tokios nefunkciniai reikalavimai. Tai yra tokie reikalavimai, kurie taikomi būtent, kiek aš žinau, jūs ten turėtumėte daugiau galbūt žinoti, o galbūt nelabai, tai jeigu jūs nežinot, visada reikia žiūrėti moksliškai ir visada yra atsakymas Google. Kiek aš žinau, tai dabar pasakau. Tai yra, pavyzdžiui, tarkim, nefunkciniai reikalavimai serveriui, kad serveriuje turi būti Java, ten Apache serveris, kokie dar serverio reikalavimai, kad jame turi būti procesoriaus galingumas 2 GHz, turi būti, tarkim, Unixas. Pagal jūs taikot savo įstaigą kažkokiai, galbūt įmoniai. Tai galbūt jau ten yra toks serveris, tai jūs įrašot, koks yra serveris ir atitinkamai rašot jo parametrus. O vėliau jūs atitinkamai pagal esamus projektavimo reikalavimus pasirinkat reikalingą debesų technologiją. Jeigu tai būtų turinio valdymo sistema, tarkim, pagal turinio valdymo sistemą mums ten Joomla, tarkim, dirba ant PHP, o kažkokia ten Mamba dirbtų, tarkim, ant Java. Ir jūs serveryje yra PHP, tai jūs ir atsirinkat būtent Joomla, kuri būtent dirba ant PHP. Nors jūs apžvelgėte ir Mamba, ir Joomla, ir kitas. Taip, tai mums reikėtų, galbūt nereikėtų tokios didelės užklausos, technologijų projektavimas VDDB. Galbūt ir toj buvo, galime mes pasižiūrėti. Pritaikomumas versle. Palaukite, čia buvo pritaikomumas versle. Panaudojimo galimybės, čia vienaip ar kitaip kaip įmonės. Panaudojimo scenarijų apribojimai, tai platformos kokios, praktinėse modelių panaudojimas, tyrimų pasirinkimo metodus, prototipo projektas. Čia yra degimo aprašymas, tikriausiai yra, ką mes čia turim. Pažiūrim. Perspektyvos, nauda, rizika. Čia kažkokie projektavimo dalys yra. Stiprybės, nelabai. Galima rašyti funkciniai reikalavimai, galima nefunkciniai reikalavimai, debesų technologijų reikalavimai. Tvarkuoja. Pasižiūrim iš tikrųjų šitą.
Nors aš tikriausiai kažkada žiūrėjau, bet galbūt čia jau kitas šaltinis. Žiūrim. Ne, čia tas pats va šitas va. 4808. Verslo valdymo sistemose. Bauža. Taip, turėjom mes jį. Nu ką mes čia dar galim? Nesuprantu, vis tos pačios nuorodas, žiūrim čia. Aišku, reiktų čia žiūrėti, ar tikrai tinka. Labai gaila, kad nesimato visos antraštės. Lyg tai kitoks. Ne, tas pats. Žiūrim šitą. Kažkokią metodologiją, nežinau, ar tinka. Kompiuterių debesų technologijų projektavimas. Gysai, kas čia, statybos projektavimai, debesų. Kompiuterijos galim, ne? Debesų kompiuterijos projektavimas. Nu, man atrodo, tikrai jau čia yra kitoks šaltinis. Čia va kažkoks tikrai jau kitoks, man atrodo. Simetrinio šifravimo algoritmų tyrimas. Nu, nežinau. Funkciniai. Vienaip ar kitaip, vat gali dar pasižiūrėti, kas yra funkciniai reikalavimai, kas yra nefunkciniai. Čia va kažką tai va. Dėl bendrai. Gal jums iš tikrųjų reikėtų dėl nagrinėti nefunkcinius reikalavimus dėl debesų kompiuterijos. Bet bendrai galima susipažinti, pasižiūrėti, kas tai yra ir kituose darbuose, galbūt ne visai tiesiogiai susijusiai. Tai yra 3.4 skyrius, ne? Reikalavimai sprendimui. Jūs galėtumėte ir adaptuoti kažkurios, tai galbūt tinkamesnis, kažkom praplėsti, vėlgi projektuojant šitą va, išplečiant tą medį. Galim debesų kompiuterijos funkciniai reikalavimai parašyti. Galima rašyti reikalavimų specifikaciją. Debesų kompiuterijos, nešiojame debesų kompiuterijos. Nu, pasižiūrim čia. Va šitas gal. Vienaip ar kitaip, kažkiek tai čia vis tiek informacijos yra reikalingos bendrom žiniom, kas yra funkciniai reikalavimai, kažką pasižiūrėti, loginės vis sistemos architektūrą, galima bus adaptuoti. Kur čia debesis, galim padaryti paiešką, Ctrl+F, be debes, ne, pilno žodžių nereikia rašyti. Kompiuterijos technologijų funkciniai reikalavimai. Arba galim parašyti reikalavimų specifikaciją. Galim čia pabandyti padaryti
paiešką Ctrl+F, funkcijų nesuderinamumą, funkcijų nesuderinamumą, yra 4. Suderinamumas, čia tik tai akcentuoju. Taigi išskirsim tokie panaudojimus, vartotojo debesis, įmonė debesis, yra įdomiai. Identifikavimas, reikalavimai yra, taip, kokie yra reikalavimai. Debesijas neturėtų reikalavimų. Pas jūs, jeigu jūs atsimint, buvo dalykas pas jūrių informacinį sistemą projektavimas ar kažkas tokio ir ten buvo kalbama apie reikalavimų specifikaciją, jums reikia išskirti funkcinius reikalavimus. Bendrai aš pasakysiu taip, administratoriaus, minimaliai aš čia pasakysiu, naudotojų reikalavimus, sistemai, čia gali būti sistemos architektūra, ir kiti dalykai. Tam jūs pasižiūrėkit, labai gerų būna projektavimo sukurtų, kai mes kalbėjom su Tadu Stonkum, yra dėl projektavimo labai nemažai darbų su turinių valdymų sistemos projektavimas. Pažiūrėkit, kažką akcentuokit, projektuokit atminties žemėlapį, plėskit jį, išsirinkit tai, kas yra svarbiausia iš kelių tų darbų, iš 3-4 ir paskui aprašinėkit. Viskas. Dėkui už tai, kad klausot, už tai, kad pradėjot dirbti, labai malonu, linkiu kantrybės ir kad jums tas darbas neatrodytų sunkus, o būtų lengvas. Tai dar kartą primenu, kad mūsų mintis realizuojasi taip, kaip mes mastom, taip ir būna. Galiu pasakyti dar vieną pavyzdį iš savo nesenai patirtų tokių įdomių situacijų. Tarkim, aš ruošiuosi bėgimui ir maratonui. Taip, ir pirmą dieną aš bėgu 1 ratą, tarkim 1 kilometrą ar 1,5. Paskui bėgu 3 kilometrus, kitą dieną ar už 2 dienų. Ir atrodo, kad prabėgai 1,5 kilometrų, tai yra sunku. Ir nusiteikti 3 kilometrams vėlgi nuteikia, kad tai bus sunku. O galų gale įpusėjus pasiruošimui aš supratau, kad aš pats save nuteikiu vienokiems ar kitokiems dalykams ir bėgant jau 9 kilometrus, įpusėjus prabėgus kažkur 4 kilometrus, aš supratau, kad aš pats save nuteikiu neigiamai, nuteikiu, kad man bus sunku. Tai tiesiog pakeičiau mąstymą, kad man bus lengva ir baigiau distanciją tiek, kiek planavau baigti. Ir patyriau malonumą ir džiaugsmą. Dėkui, kad klausot. Linkiu darnos gyvenime.